Aš su Ignu nuvariau stand-upą ir kaip mes čia atsidūrėme, reikėtų šiek tiek grįžti atgal. Taigi po savo pirmo stand-upo aš pasiūliau Ignui, kodėl tau nesudalyvavus kartu. Ir jisai sako, okei. Ir po poros savaičių mes susiregistruojam abudu patenkam į tą pačią dieną. Ir kadangi aš pirmas pastebėjau, aš supratau, kad reikia šiek tiek nustebinti žmogų. Sveiki. Ignai, kokios reakcijos dalyvausi rytoj stand-up'e? Rimtai? Jo. Aš irgi. Oh my god, rimtai. Tipo, aš dabar taip pat jau pasižiūrėjau, tiesiog yra vienas komentaras, yra tie, ten su vardais. Ir pramečiau akį, aš toksai holy shit. Tai va, tai žodžiu, rytoj dviese, holy shit. Aš fucking... Tu dar žinai kur? Ne. Aš nežinau, tu uždėjai laiką, aš asiuminau tiesiog, kad tipo, ten viskas okei. Bet jo, žodžiu, smagu, dviese pasirodyt. Šį kartą jokio streso nejaučiau, tikrai jaučiuosi puikiai, reikia varyti stand-up, okei, all fine, tipo, jau tenais, kai pirmą kartą patyrė, jautiesi žymiai geriau. Ir man tenais eiti ir košmarų jau sapnuoti tikrai nieko panašaus nebuvo, bet kadangi man artėjo egzaminai, aš daugiau fokuso dėjau ten. Ir man daugiau streso buvo ruoštis egzaminui negu pačiam stand-upui. Tai toj vietoj aš buvau labai atsipalaidavęs. Ir ką? Reikia pasiruošti ir po to jau rašytos anekdotus. Gerai, pasimokiau dabar egzaminui, esmė tokia, kad man ten daugiau streso yra ruoštis jam negu pačiam stand-upui, kas skiriasi nuo praeito karto. Tai dabar pagrindinė esmė yra tik tais, kad aš neturiu anekdotų pasirašęs, bet aš numatau pakartot kai kuriuos, nes jie man gana patiko. Ir daug istorijų nesusikaupė per savaitę, bet turėjau notepadą susirašęs būtent papildomų istorijų, bet kas vyksta, ką galima ten paversti kažkiek juokingai ir pakeisti. Tai va, tai ką aš dabar numatau, tai aš ateinu, pakoreguoju šiek tiek savo istorijas, pridedu naujas. Ir tada keliausiu pas Igną, būtent pasipraktikuoti tos anekdotus. Tai sveiki. Sveika kompanija. Mes dabar super stand-up comedy genijai. Būsime šiandien stand-up'e. Taip, tai dabar kaip tu su anekdotais dabar? Kiek tu turi iš viso skirtingų anekdotų? Tokia, vienas su pusė, čia, sakydėtume kaip vienas, tada du. Ką tu pasakai? Vien su viena? Tarkim du, dabar, du. Aš tai asmeniškai nesupratau, ką toje vietoje turiu omeny. Ten vienas su pusė anekdoto, ką tai reiškia iš viso. Čia, pradedi juokauti ir tada tiesiog, sustoji, no idea. Kaip aš padariau? Palikau 3, man rodos, tas pačias istorijas nuo praeito karto. Ir įdėjau 2 naujas. Nori papasakoti? O tu nenori nors ne, žinau. Ne, tu būsi pirmas pastardas, tai reikia... Dieve mano, tu tai žaidži. Žinai, nes man reikia priprasti, kad aš pirmiausia pasiklausysiu tų mažiau įdomių komikų, kada žvaigždėtais. Jo, mažiau komikų, ne? Pasirado čia didelis žmogus. Ką, praktika labai paprasta, paimi buteliuką vandens į rankas ir kartoji tos anekdotus. Kas, viskas fair enough. Pašnekėjau aš, pašnekėjo Ignas, kaip ir viskas super ir atėjo laikas judėti. Gerai, žodžiu, pasipraktikavom. Kaip save Ignai vertintum? Kokiu, gal 6. 6. Tai čia insane 6? Kažkas nelabai insane. Nelabai? Tikrai, pamatysime, gal aš suprasiu Dievo pasaulio žinias, lipdamas ant scenos. Ką būtent paklausęs manęs, siūlai būtent atkreipdėmėsi šnekant tenais? Žinau, ką pasakysi toliau. Nes ten buvo keli atvejai, kai tu taip, tu bandai tiesiog improvizuoti visiškai vietose, kur nelabai yra, kur improvizavimas labai su tave sumala, tai arba tu suimprovizuok prieš, neimprovizuok ant to pačio momento, nes ten buvo, bet šiaip, nežinau, vėl, tas pats būtent žinojimas, kada sustoti, kalbėjimo tempas, čia tokie paprasčiausiai. Kaip jau stresuoji kažkiek? Biški yra, bet toks labiau, kad gal nekantravimas, žinot, toks... Ar yra baimė? Kažkiek, bet tokia baimė, kur šiek tiek sveika. Taip galima pasakyti. Gerai, žodžio atvarėm. Turiu apie 10 minučių, gal 15. Įsiaiškinsiu, ką dar pasijuokaut. Ir ateis mano momentas. Esam vietoj.
Aš einu pasikartoti anekdotus. Jo, Aš nieko Aš neatsimenu. biškai vėliau, tai man yra gerai, dar kai visi jau bus tokie atsipalaidavę, Lukas juos apšildys, o aš tada main eventas, kaip sakoma. Bairiai paruošti, beveik pasiruošti, pamatysime, kaip iš tikrųjų bus. Dabar aš dar turiu laukti kokią valandą, kol aš pasirodysiu. Nežinau, kaip ten išeis, kas nutiks, bet turėtų būti visai įdomu. Čia mano pirmas kartas, Lukas tai jau čia veteranas, netgi 2 kartus ėjo, taip. Pamatysim. Nervo tikrai yra. Stresas tikrai atsiranda jau toks jau nuo sunku nuryti seilės, bet tikrai manau pavyks. Aš manau, mano bairė reikingesnė. Aš taip manau. Čia tipo visi taip ir mato mane, aš kitų ne. Nu, pašnekėjo šiek tiek apie vaikus. Blemba, šiaip nesuprantu. Dabar ateinu, sako, kiek jam ten 17 metų. Tipo, man 20. Tipo, kiek duotumėt? 3 kart per dieną. Alaus? Nes eina darbas taip. Jeigu nori gauti darbo, reikia patirties. Jeigu nori gauti patirties, reikia darbo. Sukasi. Kažkaip tai nėra įeiti į tą ratą. Tai ir va čia yra ta problema. Nu, ateintinais, užkeli viršų, viskas super. Ir darbas atrodo paprastas. Gauni pjūklą, gauni kibirą, gauni akinukus, sako, pjaustyk. Pizda apmokymai. Tipo, ką man čia sumuštinį šito daryti, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Nu gerai, įdomiai. Čia irgi kaip koks, pavyzdžiui, influenceris Instagram'e. Nu, jis nesakys, kad influenceris, ten sakys nuomonės formuotojas ir visokių žiūrovų dėmesio rinkėjas. Tai aš irgi. Tai jeigu aš niekados nebuvau salės darbuotojas, kuris dirbo prie butelių. Aš buvau bomžų darbo gamintojas. Šitą geriausia komedija, tipo, aš prisėdau, okei, tipo, pasakau, dušas jau nebetinka. Girdi tylą, ne, palauk, gal atsistosiu, aš net nežinau, čia gal geriausia. Ai, okei, super, labai gerai, ja. Dabar įdėk sviesto pagal savo skonį. Kaip man žinau savo skonį? Aš pirmą kartą, aš šiandieną atėjau pas tave blynų pabandyti, tiesiog pasidaryti, nes aš nežinau. Jeigu žinočiau, aš neįčiau. Tai čia dar ateityje prasidės tokie receptai, kad tiesiog nebus pagal skonį, o bus myslė. Tiek sviesto kubelių, kiek kaimo jonelis nuėjo žingsnelių. Eik, tu nach. Pizda. Ne, aš pasakysiu, tai mano lietuvių kalbėjimas buvo lengvesnis. Tipo, mokyta bent į akis nežiūrėjo. Buvo patenkinta, kai atsistojau. Tu visą stand-upą atrodai kaip prisirūkęs. Tu nekiek akių kontakto. Va taip, Lukas. Tai gerai, okay. Tai aš noriu pakalbėti apie savo pirmą darbą. Ir jis atrodo, kad jis ten miego negavo. Žodžiu, tai va, tipo, minusai, kad, nu, aš visiškai su tais bairiais nenuėjau, kur norėjau. Ne, okay. Tipo, trūko, aš galvojau kai kur, kad ten turėtų krekinti, bet aš, tipo, neišėjo, ne, ten tokia tyla. Nu, bet čia todėl, kad tu būtent visą laiką... Aš žiūrėjau ją pačią? Jo. Kitas dalykas, šiek tiek prasimušė improvizacijos, bent jau to laisvumą, praeitą kartą. Bet čia šį kartą taip nepasiskė, nes nesijuokia su tavim, o jokas iš tavęs šiek tiek. Jo, nu tu bazarį irgi iš savęs, ne, bet jo. Tai... Jo, nu, tipo, ką žinau. Bandymas yra bandymas, reikės kažkaip pati žiūrėti, kaip su anekdotais toliau. Juokingiausia scena buvo, kai jis atsistojo ir atsisėdo. Nu, bet okei, reikės, tipo, kažkaip... Nes, tipo, visi kiti bairiai, ten jie buvo tiesiog auditorija numušta jau, kad, tipo, su tuo sėdėjimu. Yeah. Ir aš nežinau, kad sakyti, ten, tipo, kiek man duotumė ten 3 kartus ir aš nesupratau, ką tai reiškia. 3 kartus į galvą kasdien. A, ne, ką? Taip, aš vis tiek nepagaunu, nu, ką tai atrodo, reiškia. čia tiesiog, kad kiek man duotumė, nu, tai 3 kartus, nu, tiesiog į galvą. Ir tu labai blogai pradėjai. Tu atėjai iš karto. Na, tai ką čia... Tai va, čia buvo pakoriukas. 17 metų, kiek ten niekas neatsakė, kiek man duot? Ir aš aš toksai open question, kur niekas nieko nesako, okei. Čia ne ta auditorija, kur klausinėt klausimų. Nu, tai va ten arba paplokite, kad kažką tai, arba nieko. Žodžiu, būdu po stand-upo. Tragiškai, mes abu šiaip tragiškai pasirodėm, nemeluosiu. Aš turėjau sit-downą. Bet, nu, tokia patirtis, aš nieko nesimenoju, man tiesiog kaip bliksnis. Ne, šiaip man kinda žiauriai cool. Esmė, šį kartą nebuvo baimė šnekėti, bet aš tipo per daug improvizavau pradžioj ir iškritau. Tai tas buvo. O aš tiesiog istorijas pasakoju, aš labai greitai istorijas, ten tas vedėjas, ir tiesiog, kai aš baigiau, pirmiausia, pavadino mane juo, tiesiog pamiršo mano vardą ir pavardę,
Ne, pala, pasakyk nužu, ne, jis atsisveikino, pasakė. Jo, atsisveikino. Tai va, buvo Lukas Vasylius. Ten, tipo, aš vasi, nu, 2 kartus, žinai, išlydėjo mane. Jo, nes jau ten toks buvo tragiškas, kad reikėjo atsisveikinti, kad negrįžti. Ja ką, jau grįžtime, mes dar pasirodysime. Bet nu čia, kaip pasakysiu, Žodžiu. tikrai yra įdomu, bet tikrai reikia mokėti sakyti bairius. Dar vienas žmogus, neminėsime vardais, tiesiog kai aš baigiau, tiesiog man, ant peties įsikūdėjo ranką ir sakė, rašyk bairius, ne istorijas.